norite išvengti ėduonies, tai rekomenduojame pakeisti kvėpavimo įpročius ir nustoti kvėpuoti per burną, pradėti kvėpuoti per nosį. Jeigu tai yra sunku, tai ką mes rekomenduojame, tai ką naudoja net ir profesionalūs sportininkai, burnos juostelės nakčiai, kurios yra saugios, kurios apsiklijuoja aplink burną ir jūs, jeigu norite, galite kažką pasakyti, įkvėpti ir netgi atsigert, bet juostelė neleidžia išsižioti, taip užtikrinama, kad naktį kvėpuosite per nosį. Ir kam šios juostelės matomos pirmą kartą, arba jūs apskritai apie šį metodą girdite pirmą kartą, tai galiu pasakyti, kad mes klinikoje šį metodą esam pritaikę ne vieną kartą ir savo šeimos nariam, yra stebuklingos ir turi tikrai be galo gerą poveikį. O norėčiau pasidalinti ir situaciją, kai mes turėjom be galo daug aktyvaus karieso paciento burnoje, susigydėme dantis. Ir kadangi karieso atsiradimo buvo dėl kvėpavimo per burną, mes pasidalinome informaciją, kad yra tos juostelės. Pacientas pradėjo klijuoti naktį ir po pusės metų atvykęs pasitikrinti dantų, buvo nudžiugintas, kad nėra nei vieno karieso pažeisto danties. Tai labai džiugu yra, kad kvėpavimas yra nemokamas įrankis, tai reikia pastangų jį įvaldyti ir jisai keičia sportinę ištvermę, tiek miego kokybę ir tiek mūsų burnos sveikatą. Valykite dantis, klijuokite naktį su juostelėmis ir būkite sveiki.